Mitsubishi Electric inovatyvus oras šilumos siurbliai Eco2 šiluma. Saurida – šildymo komfortas senesnės statybos namams. Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Labas rytas. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, tokiu metu su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Šis pavasaris toks keistokas. Buvo daug šilumos, buvo vėsos, sniego, krušos ir ledo visai neplanuotai pačioje balandžio pradžioje. Koks bus jis toliau, sunku pasakyti, tačiau kai oras bus tinkamas, reikės kibti į darbus savo kieme. O kol oras galbūt ne visada tinkamas darbams, reikia juos gerai suplanuoti. Taigi apie planus ir apie realybę. Ką daryti, kaip daryti, kada daryti ir kokius rangovus pasikviesti į darbą, kad jūsų kiemo tvora atrodytų nepriekaištingai. Tvoros ir vartai dažnai vadinami savotiška nekilnojamojo turto objekto vizitinė kortele. Estetiškas ir kokybiškas vaizdas, patvarumas, funkcionalumas – tai tik kelios savybės, kurios bus svarbios. Tačiau, kad rezultatas būtų ilgaamžis, būtina ne tik pasirinkti tinkamą rangovą, bet ir iki darbų atlikti tam tikrus namų darbus. Visą pirma, reikėtų įsivertinti, sakykime, kokio aukščio galbūt bus tvora ir kokios tvoros mes galbūt norėtume, kad pasirinkti stulpus. Nes nuo to ir priklauso iš tikrųjų stulpų ir pačių stulpų ir sienelių storis ir pačių stulpų, sakykime, diametras, koksai jisai turėtų būti. Tai jeigu, sakykime, ten tvora nėra labai aukšta iki 1,50 m, galima rinktis ekonomišką variantą, ten stulpelius, kurių diametras neplonesnis negu 2 mm. Be to, derėtų nepamiršti, kad Lietuvos pajūryje vėjai būna stipresni, tad ir tvoros elementai turėtų būti pasiruošę atlaikyti gamtos iššūkius. Antra detalė, nors klimatas šyla, apie įšalą irgi nedera pamiršti. Planas yra pagrindas tvoros statybai. Būsit parinkę tinkamus stulpus, tinkamus pamatėlius, išvengsite problemų ateityje. Žiemos šiltėja, bet vis tiek Lietuvos vyriausybė reglamentuoja, kad įšalas vis tiek pasiekia metrą ir būtinai reikia stulpus gręžti negilesnius negu 1 metro gylyje, ko pasekoje mes iš patirties esam perdarę tvorų, kur stulpai būdavo subetonuoti po 50 cm. Kur segmentiniai, sietiniai tvorai gal ir gerai, bet skardiniai tvorai, bet kuris nuokrypis, pakėlimas stulpo, jisai yra labai akivaizdus ir labai matomas. Jeigu viską racionaliai planuojate, tai žinote, per kur jūsų kiemą įvažiuos automobiliai, o kur bus reikalingi varteliai pėstiesiems. O gal vartelių atsisakysite? Ir kokius vartus rinksitės? Kad jie bus automatiniai, net neklausime. Tik nepamirškite atvesti elektros laido, o gal kažkokių automatinių išmanių sprendimų reikės ir varteliams? Šiai dienai populiariausi Lietuvoje vartai yra gembiniai, slenkantis į šoną ir atveriami. Kaip ir populiariausi yra slenkantis į šoną. Tik tais planuojant šitus vartus reikia labai atsižvelgti į vietą jiems nuvažiuoti. Žmonės dažniausiai suklysta, galvodami, kad 5 metrų pravažiavimo vartai į šoną nuvažiuoja lygiai tiek pat. Deja, ne. Jiem reikia papildomos vietos jų konstrukcijai. Tai jeigu mes planuojame dėti 5 metrų vartus, tai nuvažiuoti į šoną jiems reikia net 7 metrų. Čia yra dažniausia klaida, kurią padaro tiek žmonės patys privatūs planuodami tvorą, retkarčiais net suklysta ir architektai, planuodami namą sklype prie pat šono sklypo. Galima įsirengti vartus ir be vartelių, sakykime. Dažniau vis dar žmonės renkasi vis tiek su varteliais, bet ta opcija, kai nėra vartelių, vartai palaiko tą opciją, kad tiesiog atsidaro jie vartelių pločių, sakykime, ir tu gali įeiti ir išeiti, sakykime, netidarinėjant pilnai tų vartų, sakykime. Aišku, kas liečia varstumus vartus, sakykime, tai šitoj vietoj šiek tiek gaunasi toksai galbūt nepatogumas. Tai varteliai kaip ir toksai klasikinis estetinis vaizdas, kai yra vartai ir yra varteliai. Pro vartus važiuoja automobilis, per vartelius įeina žmogus. Pašnekovai atkreipia dėmesį ir į sklypų reljefą. Nors čia galima sakyti, mes grįžtame prie pradinio klausimo. Planuojant tvorą, vartus ir kitokį gerbūvį būtina numatyti įvairias erdves bei sprendimus. Ir gal kartais investicija į sklypo lyginimą bus racionalesnė nei bandymas vadinamomis laiptuotomis tvoromis ar skirtingo aukščio pamatukais
bandyti užtikrinti ir estetiką, ir funkcionalumą. O jeigu jau nuolydžių centimetrus ir milimetrus sugaudėte, nepamirškite, kad sklypas turi ribas, kurių peržengti nederėtų. Mes visiems savo klientams rekomenduojame nepataupyti ir šio žingsnio nepraleisti. Įsikviesti matininką, kad jisai žymėtų jūsų teritorijos ribas, įkalant vadinamus grybus. Tada jūs tiksliai žinosit, kad tvorai yra statome būtent jūsų teritorijoje ir nereikės jos nugriauti, perstatyti ar kažkaip kitaip patraukti, jeigu jinai bus pastatoma į kaimyno teritoriją. Šis atvejis nėra dažnas, bet per visą mūsų patirtį buvo keli atvejai, kai reikėjo tvorą pertraukti, paslinkti dėl 10 cm. Vienas atvejis buvo skundas dėl neten pastatytos tvoros, buvo daroma ekspertizė ir įvertino, kad klientas pasistatė tvorą ne ant ribos, o už ribos. To pasekoje jam reikėjo susimokėti baudą ir plus patraukti visą tvorą su ten įrengtais kiemo vartais, varteliais, su visais mechanizmais. O jeigu jau konkrečią vietą tvorai esate numatę, dar vienas nemažiau svarbus ir brangus klausimas – kas atliks darbus? Jau galbūt ir nivelyrą namie turite, ir gulščiuku naudotis mokate, ir varžtų įsukimo įgūdžių nestokojate. Juk pasakysite, kad stulpai ir metalinės tvoros įrengimas ne raketų mokslas. Gal vis dėlto patikėkite šį darbą profesionalams. Viską galima rinktis, ta prasme, galima taupyti, ta prasme ir taip toliau, jeigu čia tie, kaip sakant, meistrai yra adekvatus, normalūs žmonės, kaip sakant, taip galima. Tiesiog klausimas yra, ar jie tą neš galbūt tą tokią garantiją iš metų į metus, sakykime, ir atsitikus kažkokiam, ar galbūt remontui, servisui, sakykime, ar visada eis jiems prisiskambinti, sakykime, kas liečia, būtent jų darbus, ne? Meistrų yra pakankamai daug, pakankamai gerų yra. Tiesiog galbūt reikėtų kreiptis į sakykime, tą meistrą, sakykime, galbūt, kad jisai bent jau parodytų keletą savo darbų, kad jisai rekomenduotų galbūt klientą, kam jisai paruošė, ne, sakykime. Taigi nesunku yra žmogaus paklausti, kur tu darei, ką tu ir darei, galim nuvažiuoti, galim su klientu pasikalbėti. Kai drąsiai duodi, jeigu tu viską padarai tvarkingai, gerai, duodi kontaktų, pasiskambinkit, pažiūrėkit, prašau nuvažiuokit. Su visais klientais sutarėm pakankamai draugiškai ir geranoriškai, nesvarbu, pas kurį klientą nuvažiuosi, visada gali atvažiuoti kitas klientas, kuris nori rekomendacijos, nori pasižiūrėti, nori apeiti, pasižiūrėti, kaip atrodys. Tai aš manau, kad šitoj vietoje ir gaunasi tas toksai netgi bendradarbiavimas kartu su klientais, sakykime, ir tu parodai savo darbus, ar jie yra patenkinti ir taip toliau. Planuojant tvorą, mes visada rekomenduojame rinktis meistrus su ilgametę patirtim. Meistras iš skelbimo pats pirmas pasitaikęs nėra pats geriausias variantas. Visų pirma, įmonė, kuri tuo užsiema ne pirmus metus, jinai neša atsakomybę, jinai neša įsipareigojimą. Ir ko negali pasiūlyti eilinis meistras iš skelbimų. Įmonė yra suinteresuota padaryti darbus kokybiškai, nes jinai įsipareigoja ir garantinio laikotarpio aptarnauti tvorą. Tai yra pagrindinis dalykas, kodėl reikia rinktis dėl garantijų. Dėl to, kad būtumėte tikri, kad darbai bus padaryti tinkamai, laiku, ir jums nereikės išleisti papildomų pinigų, perdarant kažkokius tai netikslius darbus. Metalinės tvoros dabar vienos madingiausių. Ir ne tik dėl spalvų pasirinkimo galimybės, ne tik dėl ilgamžiškumo ar minimalios priežiūros. Kokybiškai dirbantys meistrai tvorą jūsų sklype gali įrengti per mėnesį ar net šiek tiek daugiau. Kaip sakoma, nuo išmatavimo iki rezultato. Vadinti tvoros viso sezono projektu tikrai nereikia, bet pradėti viską reikia nuo idėjos ir racionalaus plano, bei kvalifikuotų specialistų konsultacijų, kurios beje nieko nekainuoja. Statybų gido eteryje trumpa reklamos pertraukėlė, galbūt užsikaisite puodelį kavos ar arbatos, laikas sumuštiniui arba košės porcijai, o bet kuriuo atveju po kelių minučių mes pas jūs sugrįšime. Virtuvėje neužsibūkite. Mitsubishi Electric inovatyvus oras šilumos siurbliai Eco2 šiluma. Saurida – šildymo komfortas senesnės statybos namams. Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Mitsubishi Electric inovatyvus oras šilumos siurbliai Eco2 šiluma. Saurida – šildymo komfortas senesnės statybos namams.
Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir mes vėl norime pakalbėti apie orus, apie saulę ir apie saulės gaminamą elektros energiją. Jeigu ant savo namo stogo turite saulės elektrinę, tai tikrai už šių metų ir vasarį, ir kovą, ir be abejo balandį galite džiaugtis sugeneruotais elektros kilovatvalandėmis ir kitais resursais. Ką daryti su ta elektra, kai šildymo sezonas, galima sakyti, beveik baigėsi ir kur ją dėti vasarą? Galime pasiūlyti tikrai gerą alternatyvą, kaip įveiklinti savo kieme pagamintą elektros energiją. Statybų gido laidoje dažnai kalbame apie įvairius sprendimus, kurie tinka ne tik statybose, bet ir pagerina žmonių buitį bei kasdienybę. Vienas tokių – saulės elektrinės, kurios jau puošia ne vieno namo stogą ir efektyviai darbuojasi gamindamos gyventojams elektros energiją. O jos sunaudojame tikrai daug. Nerasime namų, kuriuose nebūtų elektros prietaisų. Didžiąją elektros energijos dalį sunaudojame, jei namų šildymui naudojame šilumos siurblius. Tačiau šiltuoju, šviesiuoju ir saulėtų sezonu elektros pagaminame daugiau, o dalį jos galima panaudoti elektriniams transporto priemonėms, kuriomis vis labiau domimasi. Įmonė Saurida jau ne vienerius metus rūpinasi, kad gyventojai turėtų šildymo ir vėsinimo sistemas, taip pat nuosavas saulės elektrinės, kurios įgavo didelį pagreitį ir tikrai jau ne vienas namų ūkis, ne vienas namo stogas yra pasipuošęs mūsų saulės elektrinėmis. Šis sprendimas labai greitai išpopuliarėjo, nes tai ir buvo skatinimas ir valstybės, ir žmonės labai greitai pajuto naudą, kad pagaminama saulės elektrinės energija, ta elektra, iš tikrųjų kaina, jos tokia, kaip sako patys klientai, juokinga. Ir kada anksčiau reikėdavo bijoti dėl kintančių elektros kainų, dabar, kai turi nuosavą saulės elektrinę ant savo stogo ar tiesiog atžeminę saulės elektrinę, tos svyruojančios kainos nebe tokios ir baisos. Dar iškilo toksai ar net klausimas, jeigu pagamina šiek tiek daugiau elektros energijos, negu žmonės suvartoja, tai ką ją daryti, atiduoti, parduoti, gal daugiau norisi ją iš tikrųjų išnaudoti. Nemažai gyventojų pradėjo darytis į elektromobilius, kur labai patogu namuose, tu gali pasikrauti, turi savo nuosavą, kaip sakau, gal ne degalinę, bet elektros pakrovimo stotelę ir tau niekur nereikia važiuoti. Bet pastebėjom, kad klientų tarpe vis populiaresnės tampa elektrinės transporto priemonės. Automobiliais jų nepavadinsim, gal vadinkim jos elektrinės transporto priemonės kaip dviračiai, keturačiai, triračiai. Jos yra ganėtinai kompaktiškos, nedidelės. Įsigyti gali kiekvienas žmogus ir net tiem tokiem vadinamiem mini elektromobiliukam, ar ne, šiaip tai yra ten keturatė transporto priemonė. Jom net nereikia B kategorijos vairuotojo pažymėjimo, taip kad populiarumas iš tikrųjų milžiniškų greičių auga. Iš tiesų tai sprendimas judėti laisviau ir tiems, kurie neturi vairuotojo pažymėjimo. Šios transporto priemonės yra ne tik ekologiškos, bet ir patogios naudoti. Jomis galima lengvai pasiekti reikiamą vietą, išvengti transporto spūsčių ir sutaupyti laiko. Be to jų priežiūra yra visiškai nebrangi. Šias transporto priemonės galima lengvai krauti namuose naudojant įprastą elektros rozetę. Tai reiškia, kad nereikia įrengti specialių įkrovimo stotelių, užtenka prijungti įkroviklį prie elektros tinklo ir po kelių valandų baterija vėl pilnai paruošta važiavimui. Vienu pakrovimu nuvažiuoja iki 70 maždaug kilometrų. Aišku, čia priklauso, kokiu greičiu važiuosit, koks vairuotojas, svoris ir visi kiti niuansai, žinot, kaip automobiliukas. Bet principe, tai šitas elektrinės transporto priemonės ypatingai pamėgo vyresnio amžiaus žmonės, kada reikia saugiai nuvažiuoti iš taško A į tašką B, kada atstumai nėra dideli, tačiau norisi komforto, patogumo, kada ta transporto priemonė turi ir stogą, tai reiškia nepriklausomai nuo oro sąlygų, nuo vėjo, nuo saulės, nuo sniego ar lietaus, tiesiog saugiai galite sėsti ir važiuoti. Šios transporto priemonės ypač patinka vyresnio amžiaus žmonėms bei tiems, kurie turi judėjimo sunkumų. Jos leidžia išlikti savarankiškiems ir džiaugtis laisvę judėti, be didelio fizinio krūvio. Elektrinės transporto priemonės yra kompaktiškos ir lengvai valdomos, tad jos tampa puikiu pasirinkimu tiek mieste, tiek mažesniuose miesteliuose. Ypač pavasarį, kada yra didelis poreikis judėti žmonėm, kurie galbūt turi kažkokią tai judėjimo sutrikimus ar negalę, ar tiesiog sunkiau yra judėti didesniais atstumais.
tai ši transporto priemonė tarsi yra kaip ir išsigelbėjimas, kada tau nereikia trukdyti vaikų, nereikia galvoti, kaip nuvažiuoti, kaip pavyzdys, ar pas gydytoją, ar pas kaimyną, jeigu toliau gyvena aplankyti. Jūs tiesiog esat nepriklausomi. Nusprendėt, atsėdot su savo sutuoktiniu ir galite judėti, arba vienas, jeigu jums taip patogiau. Ir tiesiog jūs gaunasi laisvė judėti, ar ne? Nuo nieko tampat nepriklausomi. Elektrinių transporto priemonių rinka sparčiai auga, o technologijos tobulėja. Gamintojai kuria vis modernesnės, patogesnės ir ilgaamžiškesnės priemonės. Siekiama, kad elektrinės transporto priemonės būtų prieinamos visiems, o jų naudojimas paprastas ir labai nebrangus. Pavasaris ne tik tai darbų kiekviename kieme ir kiekvienoje statybvietėje laikas, bet ir parodų laikas. Mūsų kūrybinė grupė buvo nuvykusi į Kauną ir pasižvalgė po parodą Ką pasėsi, o mes norime priminti, kad iš karto po Velykų kitą savaitgalį kviesime didžiausią parodą Baltijos regione į parodą Resta. O kol kas žvilgsnis į Kauną. Ką pasėsi 2025. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje jau 29 kartą vyko tradicinė tarptautinė žemės ūkio paroda Ką pasėsi. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 400 verslo įmonių ir organizacijų bei smulkiųjų prekybininkų. 10 hektarų teritorijoje ir 3 parodos paviljonuose lankytojų laukia garsiausių prekių ženklų technika bei įranga. Kai kurią įrangą mes dažniau įsivaizduojame prie individualių namų, tačiau ji puikiai tinka ir žemės ūkyje. Šie įrenginiai gali aptarnauti didelius kiekius vandens. Kaip ir minėjome, įrenginiuose gaunamas aukštas išvalyto vandens kokybės lygis, dėl to tą vandenį galima panaudoti antrą kartą žemės ūkyje. Šiuos įrenginius renkasi jaunoji ūkininkų karta, kuri supranta, kad tvarumas ir ekologija šiais laikais tikrai ne tik madingi žodžiai. Džiaugiamės, kad ir jaunoji karta, jaunieji būsimieji ūkininkai domisi mūsų technologijomis. Jiems tikrai svarbus ekologinis klausimas, dėl to tikrai domisi klausimais, kur galima padėti tą ir antrą kartą išvalyti tą vandenį. Taip pačiai, kodėl verta valyti nuotekas ir neteršti mūsų gamtos, už kurią jie procentaliai taip pat yra labai smarkiai atsakingi. Galima pasakyti, kad daugumoje jaunimas kol kas dar tik domisi ir planuojasi. Žinoma, gaunama užklausų į projektinius kiekius įkelti mūsų turimą informaciją, tai džiugu girdėti, kad vyksta kažkokie projektai, rėmimai ir valstybė žiūri į tai perspektyviai. Ūkininkai ir entuziastai turėjo progą išvysti naujausių automobilių ekspoziciją, susipažinti su smulkiaja sodo technika, išsirinkti įrankių, sėklų, augalų apsaugos priemonių. Tačiau kai po darbų grįžti namo, norisi, kad ir namų aplinka būtų jauki, o kasdienybė patogesnė bei estetiškesnė. Artėja gražiosios pavasario šventės. Tad įgudusioms virtuvės šeimininkėms bei mažiau mėgstantiems suktis virtuvėje turime pasiūlyti puikias naujienas. Karšto oro gruzdintuvė, didelio litražo, tai kurioje galite gaminti net 2 skirtingus patiekalus, bei daugiafunkcinį greitpuodį, kuriame turime taipogi karšto oro gruzdintuvės funkciją. Labai gausiai įsiplėtė ir elektrinių virdulių asortimentas. Tikrai norisi atsišviežinti ir atsinaujinti šį prietaisą, nes tai yra, galima sakyti, vienas iš akcentų virtuvėje, kai norisi gražaus, dailaus, spalviškai patrauklaus virduliuko. Taip stipriai išsiplėtėme elektrinių virdulių gamoje, kad neišsirinkti neįmanoma. Įvairiausių formų, dydžių, spalvų, keramika, metalo dizainas, ar tai įvairiausios spalvos ir raštai, tai tikrai labai platus asortimentas. Jeigu klientas nori modernaus dizaino virdulio, tai renkasi būtent tas, kuriame galima reguliuoti temperatūrų pasirinkimą, ar ne? O jeigu nori išlikti ties klasika, rinktis klasikinį, tai siūlome rinktis keramiką, nes keramika linkusi taipogi išlaikyti ilgiau temperatūrą. Norėčiau paminėti, kad keramikiniai virduliai turi savybę išlaikyti šiltą vandenį bei labai tyliai veikia. Kiekvienuose namuose tikrai vietą ras ir dar vienas nedidukas, tačiau labai praktiškas prietaisas. Šių prietaisų mes turėjome prekyboje, bet visada norisi tobulėti, norisi, kad jie atsinaujintų ir būtų kuo patogesni vartotojui. Tai šiai dienai pristatome taipogi gausų asortimentą pūkų nurinkėjų nuo rūbų, atsišviežinti rūbus
nes šis daiktas reikalingas kiekvienoje buityje, po ranka jį turėti reikia. Kiekvienai dienai naudojant kiekvieno rūbo atnaujinimui. Be abejo, pavasarį vis daugiau laiko norisi praleisti lauke. Prie palapinės ir šašlykinės rekomenduotina pasiimti kartu gertuvę bei maistinį termosą. O šiai dienai tikrai labai didelis ir platus asortimentas nuo dydžių, spalvų ir litražų. Būtent Kiro gertuvės ir termosai, tiek vieni, tiek kiti, turi savybės išlaikyti tiek šaltą, tiek karštą maistą arba gėrimus. Turime tikrai ženkliai didesnį prekių asortimentą, tad rasime jums patį optimaliausią ir geriausią sprendimą. Patarsime ir pakonsultuosime ir padėsime jums išsirinkti naują prietaisą. Šias prekes ir daugelį kitų jūs galite rasti mūsų parduotuvėse, nuo peilių rinkinių iki paspirtuko, nuo Kamado Zylė griliaus iki puodų rinkinių, taip kad mielai kviečiame. Pavasarinių parodų sezonas, galima sakyti, irgi atidarytas. Po Velykų Vilniuje lankytojų lauks ir tradicinė paroda Resta. Paroda Kaune buvo tikrai rekordinė ir įspūdžių buvo tikrai daug, bet galime net nebijoti, kad tie, kas atvažiuos į Vilnių savaitę po Velykų į parodą Resta 2025, taip pat pamatys daug naujo, daug įdomaus ir daug naudingos informacijos galės parsivežti į savo projektuojamus svajonių namus. Mūsų laida dėkoja už dėmesį ir primena, kad visas laidas galite rasti Statybų gido YouTube paskyroje ir be abejo tv3play.lt platformoje. TV6 eteryje Statybų gidą keičia laida Autopilotas, o mes su jumis susitiksime kitą šeštadienį 9:30. Iki pasimatymų.